pavadinimu Vilniuje. Tačiau buvo ir kitokiais pagrindais susikūrusių korporacijų. Visų pirma, čia reikėtų paminėti korporaciją susikūrusių profesinių pagrindų. Tiems korporantams rūpėjo ypatingai, jie kreipė dėmesį į savo profesijos perspektyvas ir stengiasi gerai pasiruošti savo profesijai. Tai tokie buvo net 3 medikų korporacijos – Ąžuolas, Gaja, Fraternitas Lituanica. Apie Gajos korporantus radome, kad jie net ir vasaros atostogų metu grįžę į savo gimtuosius miestelius, skaitydavo tenais paskaitas ir bandė žmonėms paaiškinti apie ligas ir jų profilaktiką. Taipogi apie narių išskirtinumo atžvilgių išsiskyrė korporacija Romuva, kurios nariai galėjo būti tik tais studentai atsargos karininkai. Ir tos korporacijos tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės gynimas ir pasiruošimas ją ginti. Jie norėjo platinti karinę dvasią tiek universitete, tiek visuomenėje, kad atėjus, jeigu reikėtų, kad galėtų apginti Lietuvą. Ir korporacija Romuva inicijavo kariuomenės ir visuomenės suartinimo šventes. Šio renginio idėjai labai pritarė ir tuometinis ir prezidentas Antanas Smetona, ir tuometinis kariuomenės vadas Stasys Raštikis ir kiti aukšti karininkai. Ir tų dienų metu būdavo didžiulė eisena, būdavo rodomi ginklų pavyzdžiai, o archyvuose, dokumentuose radom Ramovės karininkų prašymus merginos apsirengti tautiškais rūbais ir pasitikti karininkus su gėlėmis. Aš iškart pataisysiu Ievą, nes 2 kartus pasakai Romuva, ne Ramovė. Aišku, čia labai panašu, tai galima susibandyti tarp šitų dviejų. Tai buvo Ramovė šitą korporaciją, ne Romuva. Romuva buvo truputį vėliau apie šią korporaciją. O aš norėčiau papasakoti truputį apie ateitininkus, kurie iš tikrųjų buvo stipri jėga tarpukariu. Ir radome, jog Vytauto Didžiojo universitete apie 30-osius metus veikia maždaug apie 10 ateitininkų korporacijų, kurių pagrindinis tikslas buvo ugdyti ne tik aktyvius visuomenės, bet ir aktyvius bažnyčios narius. Ir kai kurios iš šių ateitininkų korporacijų iš tikrųjų buvo ypatingai griežtos, nes keldavo savo nariam aukštus reikalavimus. Dabar skaitau iš studentų ateitininkų draugovės abstinentų korporacijos įstatų. Kiekvienas tikrasiai narys turi būti a. aktyvus, b. drausmingas, linksmus, mandagus, taktingas. C. Turi stengtis moksliškai pažinti alkoholizmo ir nikotizmo dalykus. D. Dalyvauti kiekviename korporacijos susirinkime. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad tai yra pakankamai dideli reikalavimai, ypatingai dalyvauti kiekviename susirinkime. Ir taip pat ši korporacija aktyviai veikia propaguodama abstinencijos idėjas visuomenėje. Korporantai rašydavo prieš alkoholinio turinio straipsnius, rengdavo tokias viešas paskaitas apie alkoholizmo žalą ne tik Kaune, bet ir provincijos miestuose. Ir taip pat mažesniuose miesteliuose steigdavo blaivybės draugijas. Įdomu tai, kad šios korporacijos sendraugiai savo statute įsipareigojo rūpintis tautos moralės reikalais. Jie įsipareigojo kovoti su šeimos pakrikės žaidimais, netinkamomis madomis, pornografija, nepadoriomis filmomis ir kitais doro ardančiais papročiais bei reiškiniais. Ir iš tiesų, iš tos medžiagos apie ateitininkų korporacijas sužinojome, jog korporantai palaikydavo glaudžius ryšius visą savo gyvenimą. Korporantai dalyvaudavo mirusio Hamiltono laidotuvėse, o pagal sendraugių statutą tie nariai, korporantai, kurie buvo kunigai, turėdavo atlaikyti po 1 mišias už mirusį. Taip pat ateitininkų korporacijos išsiskiria tuo, jog studentai jas įstodavo jau susipažinę su ateitininkų principais, nes dažniausiai jų mokyklose dalyvaudavo tam tikrose ateitininkų būreliuose. Tačiau ateitininkai tokie nebuvo vieni, tuo pačiu principu žmonės ateidavo ir į skautų korporacijas, pavyzdžiui, į skautų korporaciją Vytis, kuri buvo vyrų korporacija ir kurios tikslas buvo jungti skautus į vieningą organizaciją, kuri vadovaujasi skautizmo principais. Tarpukariu buvo nemažai korporacijų, kurios vienaip ar kitaip buvo susijusios su tam tikromis politinėmis srovėmis ar kažkokiu politiniu veikimu. Tai čia visų pirma tikriausiai reikėtų paminėti korporacijos Neolituanija įsikūrimą, kurį įsikūrė 1922 metais kaip pirmoji korporacija. Ir iš Neolituanų filisterių atsiminimų radome, kad įsikūrimo aplinkybės buvo maždaug tokios. Tuo metu buvo 2 didelės studentų grupės
vadinosi aušrininkai ir ateitininkai. Aušrininkams labiau rūpėjo socializmas, jie buvo kairiųjų pažiūrų, o ateitininkai tuo metu politikos lygmenyje apibūdinami kaip prijaučiantis krikščionims demokratams. Ir, žodžiu, kai kuriems studentams nebuvo eiti nei kaip į kairę, nei į dešinę, ir jie norėjo kažko kito, tai taip ir susikūrė tautininkai neolituanai. Ir šita korporacija jau per pirmuosius metus labai greitai stiprėjo ir kad jos tokią, gal, nežinau, galybę gali parodyti kažkiek, kad tos pavardės žmonių, kurie tapo korporacijos garbės nariais. Tai yra Maironis, daktaras Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, inžinierius Petras Vileišis ir Vaižgantas, taip. Ir dar iš tų korporantų atsiminimų nepaslaptis taip, kad nemažas neolituanų filisterių skaičius pasiekė aukštų valstybės tarnybos pozicijų kaip ministrų, viceministrų, departamentų direktorių ir taip toliau. Apie politiškumą taip pat radome labai daug vienoje byloje archyvose ir tos bylos pavadinimas yra toks: Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės policijos valdybos operatyvinė byla apie Balį Dundulį. Balys Dundulis 1935 metais buvo Žalgirio korporacijos pirmininkas, o ta korporacija buvo, galima sakyti, prijaučianti valstiečių liaudininkų idėjoms. Ir jie stengiasi gaivinti valstiečių liaudininkų idėjas ir skleisti jas visuomenėje, bet tuo metu ta partija tautininkų buvo uždrausta. Todėl jie turėjo veikti kažkaip slapčiau, pavyzdžiui, jie moksleiviams leido laikraštį pavadinimu Moksleivis. Ir toje byloje mes radome daug kaip ir tokių šnipų raportų apie kas vyko tos korporacijose įvairiose paminėjimuose, žmonės sėdėdavo ir sueigose. Ir štai ten yra tiksliai pasakyti Balio Dundulio žodžiai ir iš šių žodžių irgi atsispindi maždaug tos korporacijos vertybės. Ir jisai sako: mums ne vis tiek, koks bus Lietuvos likimas, kuris nūnai yra sprendžiamas kabinetuose. Tai yra tik viena ideali santvarka, tai demokratija, per kurią galima siekti kraštų ir liaudžiai gerovės, o ne toji, kuri žlugdo asmenybę, kur valdoma be žmonių kontrolės. Ir korporacijos globėjas buvo Mykolas Šleževičius, korporantai dažnai jį lankydavo. Tačiau ne visiems patiko tai, kad korporacijos buvo susijusios su tam tikromis politinėmis jėgomis. Ir pavyzdžiui, korporacija Šarūnas ir įsikūrė būtent kaip atsakas į kitų korporacijų politiškumą, nes korporacijos Šarūnas nariai manė, jog studentijai pirmiausia privalo rūpėti mokslas ir garbė. Kitos korporacijos taip pat pabrėžusios savo politiškumą buvo Vytauto Didžiojo universiteto technikos fakulteto Verija Plienas. Ir šios korporacijos tikslas buvo, jų pačių žodžiais tariant, gyvenimo standarto kelimas per technologiją ir pramonę. O kadangi tuo metu pramonė dažniausiai priklausė ne lietuviams, gamybai irgi vadovaudavo užsienio specialistai, tai Plieno nariai išsikėlė savo tokį uždavinį, jog reikia ugdyti tautinę savimonę ir kurti savas akademinės tradicijas. Dar viena politiška korporacija buvo Romuva. Ir Romuvos korporantai domėjosi istorinę baltų praeitimi, siekė aiškiai tautų vienybės ir stiprėjimo. Dar vienas pagrindas, kurio burdavosi korporacijos, tai buvo pagal lytį. Kai kuriuose korporacijose galėdavo dalyvauti ir vyrai ir moteris, pavyzdžiui, korporacijoje Gaja arba Aktivitas, tačiau kitos buvo grinai vyriškos, pavyzdžiui, Kęstutis, Fraternitas Lituanika arba Vytis. Taip pat veikė ir vien moteriškos korporacijos – Birutė, Giedra, Rimtis ir daug kitų. Ir moterų korporacijos iš tiesų veikia tą patį ir domėsi tais pačiais dalykais kaip ir kitos, mišrios arba vyrų, tačiau išsiskiria tuo, jog taip pat domėjosi šeimos klausimais, kulinarijos ir, kas man rodos yra įdomiausias dalykas, tai moters padėtimi visuomenėje. Ir iš tos medžiagos, kurią radome archyvose, galime tokį susidaryti įspūdį, kas labai rūpėjo moterims, nes matėme, kokias viešas paskaitas moterų korporacijos rengdavo. Ir štai pavadinimai tų viešų paskaitų. Kultūringa moteris mūsų gyvenime. Arba miestelėnų luomo kūrimasis ir moteris. Ir man labiausiai patikęs nūdienė moteris, dvitaškis jos paskirtis ir uždaviniai. Arba moters klausimas biologiniu požiūriu.